Virginija ir Agnė tai ne tik mama ir dukra. Jos dvi likimo draugės, kurios gyvena tuo pačiu ritmu ir su panašiais skauduliais. Gyvenimo dvi draugės. Jo, kaip gyvenimo draugas įsirenka draugę, tai mes, žodžiu, abi dvi draugės esame. Virginija tvirtina, kad savo ligą jau beveik išmoko valdyti, tačiau niekaip negali susitaikyti su tuo, kad be sveikatos gimė ir dukrelė. Gyvenimas tai kančia, net keletą kartų mums pakartojo moteris. Gyvenimas yra kančia. Taip, gyvenimas yra kančia. Nepaisant to, kad geriat vaistus, vis tiek jums taip atrodo? Ne. Aš jau geriu vaistus dabar nuo 1998 metų, tai jau 13 metų aš geriu vaistus. O kodėl kančia? Galite įvardyti, kas Dėl yra? to, kad jaučiu blogumus galvoje. Dėl to, kad ten yra kaip surakintas sprandas. Kad jaučiu, kaip ir kraujas neprateka man. Ten ne taip yra galvoje, kaip turėtų būti pasveika žmogus. Virginija nostalgiškai prisimena jaunystę, kada buvo kupina jėgų. Jos sveikata ėmė šlubuoti per nėštumą. Moteris manė, kad panašiai būna daugeliu besilaukiančių mamyčių, todėl delsė kreiptis į medikus. Aš laukiausi ir netikėtai susirgau man nežinoma liga, kur aš galvojau, kad aš sergu apsinuodimu. Kad aš susirgau paprasčiausiai apsinuodimu, kadangi vėmiau, svaigo galva ir pakilo temperatūra vakare. Rytojus dieną kaip ir viso nebuvo, jau temperatūra dingo, bet dar tokia buvau silpna, tai pavaikščiau, išsivaikščiau, nejau tuo metu į paskaitas, kadangi buvau studentė. Ir va taip ir keliom dienom dingo tie negalavimai. Paskui vėl pradėjo mane pykinti, temperatūra kilti vakarais 37,5 iki va tokios maždaug lėtinės tokios temperatūros. O paskui laikui bėgant pradėjo net ir prakaitas mušti visą kūną. Tiesiog ypatingai dirbant protinį darbą, kadangi tada atlikinėjau praktiką, pabaigus pirmą sesiją 3 kurso, tai tada, kai tik reikėdavo mąstyti, skaičiuoti, kadangi mano specialybė buhalterinė apskaita, tai tiesiog pradedi mąstyti ir pradeda mušti prakaitas. Po sunkaus gimdymo moteris silpo vis labiau. Dažnai alpo, kilo temperatūra, visai neteko apetito. Parvežė mane su Agne vyro brolis, jis iš karto pasibėjo, sako, kokia tu geltona. Bet tai čia maža ką pagimdė moteris, jisai būna. Ir po to čia mane uošvienė kaip ir bandė maitinti, atgaivinti, bet kadangi Agnė buvo labai sunkus vaikas, jinai po savaitės tuoj pat pradėjo klykti ir naktim, ir dienom. Ir žodžiu, per naktį dar tada sauskelnių nebuvo, reikėjo vystikus vien tik keisti, o ryte plauti juos visą krūvą. Tai žodžiu, mes ir vėl matėm, aš mačiau, kad Agnei mano dukrai yra blogai. Nes jinai ir pavalgo, jinai vis tiek verkia. Uošvienė mane ramino, kad nieko. Oi, jau čia nežinau nei kaip apsakyti. Kaip koks košmaras, kaip koks pragaras buvo. Ir viena, ir kita be sveikatos. Ta mažytė reikia baisiausiai iš pradžių. Tai kaip nuvežėm pas gydytoją, raminančių vaistų parašė, šiek tiek pagerėjo reikalai su ja, šiek tiek. Bet trinti maistą reikėjo iki 3 metukų. Be galo sunku buvo. O dukra taip neturėjo sveikatos, taip neturėjo, kad tiesiog grabaliodamas į lovus atsikeldavo ir jai eidavo virti kokius tai košytis, dar šiek tiek mėsytis, kokius vištienos įdėdavo ir trindavo maistą. O mes abu su vyru dargi buvom apie 50 metų, mums reikėjo dirbti. Ir išvažiavus į darbą, visą laiką apie jas galvodavom, kaip jos gyvena. Ir daug čia buvo tų problemų, be galo daug. Kol galų gale ir į ligoninės kreipėmės pas gydytojus, bet nenustatė ligos dukrai. Ir kaip nenustatyta liga, gydymas buvo tada iš psichinės pusės. Tai ką tu nori, sako, su vyru išsiskyrė, vaikas nesveikas, depresija ir neurozė. Kas daugiau, sako, gali būti tau. Tai kai rašydavo tos vaistus, tai jinai porą kartų buvo visai prie mirties. Spaudimas krytės buvo, nualpo, kitą kartą temperatūra pakilo iki 40, bet ligoniniai tada būnant.
čia toks neurozių skyrius Kėdainiuose buvo atsidaręs, tai gydytojas sako, o čia tai tikrai pagydysim. Bet nesisekė tas gydymas, tik pablogino. Tik vienas gydytojas, kaip aš žino, atspėjo, galima sakyti, pasiuntė kompiuteriniai tomografijai ir iš to jis paklausė, ar avarija buvo, sako, ar erkė galėjo įkasti. Pagaliau diagnozė buvo nustatyta. Paaiškėjo, kad besilaukdama kūdikio Virginija persirgo erkiniu encefalitu. Po ilgų kančių išmintingo gydytojo paskirti vaistai palengvino Virginijos egzistenciją, tačiau anksčiau turėta sveikata jau nebegrįžo. Širdis skaudėjo ir dėl dukrelės, kuri jau 21, bet taip ir neišmoko nei skaityti, nei rašyti. Aš buvau tokia užsispyrusi, aš nenorėjau nusileisti, kad mano vaikas galbūt yra netoks kaip kiti. Ir aš bandžiau ją integruoti į bendro lavinimo mokyklą, buvo mokykla darželis. Na, ten dėja gavau dar vieną smūgį, nieko Agnei nepavyko, skaityti neišmoko, rašyti išmoko tik vienetą, jeigu matematikoje, skaičiuoti visai nieko neišmoko, rašyti irgi gavosi tik tai hieroglifai. Taip, kad, žodžiu, 3 metus palaikius, pamačiau, kad ir ją kankinu, ir mokytoja dėl jos vargsta, ir nusprendžiau leisti į specialią internatinę mokyklą Kėdainiuose, nes jinai buvo vis tiek šalia, ne kita mieste, gana patogu. Ir, žodžiu, Agnė nuo 2001 metų dabar lanko specialią mokyklą. Ir kaip jai ten sekasi? Sekasi, galbūt šiokia tokia pažanga yra. Jinai, kas liečia laisvą klausytoją, tai jinai informacijos sugaudo daug sugaudo. Bet kas liečia, ką jinai gali padaryti, parašyti, paskaičiuoti, paskaityti, tai pažanga labai maža. Labai maža. Nelabai rašyti, nemoku. Visai nemoki rašyti? Visai kaip ir skaityti nemoku, visiškai. O raidelės pažįsti? Kažkiek tai. O mokykloje nevargina tavęs pamokos? Vargina, labai grįžtu namo labai pavargusi tiesiog. Labai pavargstu, labai. O jeigu mamai reikia kažkur išeiti, tu gali pasilikti viena namie? Kartais galiu. Ką reiškia kartais, o kartais ne? Būna ir taip. O kodėl negali? Kas tau būna negerai, nejauku? Man nejauku kartais vienai. Liūdna. Tiesiog nėra kas veikti ar baisu, kad kas nors atsitikt gali? Tai taip. O valgyti pati gali pasidaryti kada? Ne. Viską mama padaro, nes aš pati valgyti negaliu pasidaryti. Jinai galėtų būti viena namuose, tik tai jinai nelabai dar žino, ką apsirengti, kokiu metų laiku ką rengtis. Ir dabar jau šiek tiek gal žino, kad šaliką reikia užsidėti, kai jau šaltas metas. Bet pavalgyti tai irgi nelabai net išeina duoną užtepti, sviestą ant duonos. Ir pasidaryti valgyti nieko nemoka. Ir bijo tiesiog į gatvę išeiti viena. Nežinau, kažkaip gal mano, kad nesusiorientuos. Neišeisi ten vienai kažką. Tai kažkur nuvažiuoti, pasiekti, atrodo ir kelią, ir kartu su manim važiuoja, ir atrodo kelią įsimena, bet nedrįsta, aš nežinau. Agnė reikia rūpintis nuolatos, kiekvienam žingsnį, kaip mažiausio vaikučio tiesiog ta globa turi būti. Nes jeigu paima, čia pas mane buvo, kaip tik šeštadienį, tai blynus mėgsta, blynų jau aš paruošiau. Tai aš nusisukau tik tai kiaušinius ir kefyrą buvau sudėjusi ir nieko jai nesakiau. Kitą kartą dar pasakau, Agnė, pamaišyk ar ką, tik miltų pasilenkiau paimti. Žiūriu, jau tas bliūdelis jau ant šono, viskas ant grindų ir ant jos drabužių. Tiesiog negali nulaikyti rankytėm. Tai puodukus išmeta, tai ir tiesiog pati tada bijo bet ką imti. Nei dujinės užsidegti, jinai neužsidega. Elektrinė ar batinuką dar tą paspaudžia knopkutę. Tai toks iš jos. O kai reikia įsipilti, tai irgi dreba. Jeigu nedaug būna, tai jai patogiau dar. O jeigu pilnesnis, tai tiesiog ir šaukia mama. Nuo likimo nepabėgsi, šyptelė Agnės močiutė.
Tačiau pastaruoju metu mano mergaitės kamuoja dar viena bėda – nuolatinis pinigų stygius. Padedu kiek galiu. Ir 100 litų iš pensijos duodu, ir 2. Juk būna taip, kad net vaistų neturi už ką nusipirkti. Materialiniai sunkumai, jie sveikatos tikrai nepriduoda. Jie tik tai alina žmogų. Nes nuolatinė būsena, kur Nuolatinė gauti būsena ir yra nepriteklius aplamai žemina ir žmogaus orumą ir suteikia visokių kitokių dar kompleksų, galiu pasakyti, žmogui. Ne tik tai, kad tu negali ten pavalgyti, ką tu gal kartais tikrai norėtum, ar tau reikėtų, tu turi pirktis tik tai, kas tik tai matosi pagal akcijas, kas pigiausia, kas galbūt ir neskaniausia. Ne tik tai, bet tik tai, kad galvoju, o kodėl tu taip gyvenime nusipelnėjai, kad turi taip gyventi.